Tai sveika, Julija. Iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi šiandien sveikindamasi su endobiogenikas gydytoja Julija Sofske. Ir labai labai jautria tema šiandien kalbėsim ir pagaliau labai gera, kad ir su gydytojais galiu pasikalbėti, nes tai yra mano iš esmės darbo kasdienybė. Tas mažas maisto kiekis, pasekmes to ir po to moterim ir merginom labai labai sunku yra būti su tuo, nes iš tikrųjų sugrįžti vėl į tą kūną yra sudėtingas procesas, tai šiandien labai džiaugiuosi turėdama galimybę apie tai pasikalbėti. Ir iš tiesų turbūt pakvies pirmiausia pasidalinti, kas ta endobiogenika apskritai yra per dalykas, nes aš ir asmeninės patirties turiu, esu šiek tiek susipažinus ir man tas požiūris labai labai patinka, tai labai norisi iš gydytojo lūpų išgirsti, kas tai yra ir kaip žmogui tai galėtų padėti. Tai labas. Šiaip labai smagu, kad pakvietei šitą temą kalbėtis tikrai apie dietas, apie mitybą. Man asmeniškai yra ganėtinai sunku kalbėti, nes tai tokia labai tikrai jautri tema yra. Ir man endobiogenika čia tikrai įsipaišo labai gražiai. Dėl to, kad endobiogenika šitoj vietoj, kalbant būtent apie mitybą, gali tikrai duoti tas tokias labai asmeninės rekomendacijas, ką ir kaip daryti, kur mes galim žiūrint į žmogų, į jo, ne tik tai jo hormonų veiklą, nes endobiogenika labai daug tyrinėja būtent hormonų veiklą, nervų sistemos veiklą, bet ir į žmogaus gyvenseną, į jo aktyvumą, į jo poreikį iš esmės duoti tas rekomendacijas mitybos, būtent į tai atsižvelgiant, koks yra tas to žmogaus poreikis. Tai šiaip, ką paminėčiau turbūt, kad endobiogenika šiaip priklauso papildomai ir alternatyviai medicinai. Tai esu endobiogenikos specialistė ir esu gydytoja taip pat jo. Tai endobiogenika yra tikrai tas platus požiūris į žmogų, į jo visumą. Ir kaip paminėjau, tyria hormonus, tik tai mes žiūrim, mes laikom hormoną kaip mūsų viso kūno valdytoją. Dėl to, kad hormonai veikia mūsų medžiagų apykaitą, o tai, kaip veikia mūsų medžiagų apykaita, yra tai, kaip mes funkcionuojam. Kas ten gaminasi, kas nesigamina, ypač energija, nes kalbant apie mitybą, kalbant apie dietas, ypač svarbu suprasti tą energijos balansą žmogaus. Ir mes žiūrim hormonus ne kiekiais kraujyje, mums svarbu faktinis poveikis. Tai mano toks klasikinis pavyzdys, kaip kodėl, tai pavyzdžiui, jeigu mes padarytumėm tavo, mano hormonų kiekius kraujyje, tai jie greičiausiai būtų norma. Bet mes skirtingai atrodom, mes skirtingai funkcionuojam, skirtingos mūsų galimybės yra, skirtinga medžiagų apykaita. Dėl to, kad svarbu ne kiek, bet svarbu kaip veikia. Ir tai mes padarom kraujo tyrimą ir iš jo mes skaičiuojam tokius specifinius jau indeksus, kurie padeda būtent tą visą įvertinti. Ir čia aišku, turi daug įtakos mūsų nervų sistema, nes hormonai, mes gimstam su savo prigimtinė kažkokia hormonų veikla, hormonai turi savo cirkadinius ritmus, bet taip pat hormonai yra valdomi iš nervų sistemos, kai jiems yra pasakoma, dabar mums stresas, veikiam ilgai kortizolį. Arba dabar mums poilsis, estrogenai į trasą. Kaip gražiai pasakai ir aš kaip tik ir noriu truputėlį, bet gal irgi ką užakcentuoti, labai gera kalbėti, kad mes kalbam apie individualias tam žmogui svarbes normas. Ne apie tai, kas yra viduriukas, ar aš jį atitinku ar netinku, taip vadinamos normos, bet kaip mano organizme tie hormonai koreliuoja vienas su kitu ir kaip mane tai veikia, nes kitam įdėjus tą pačią normą mes galėtumėm gauti visai kitą rezultatą. Tai tą turbūt svarbu užakcentuoti. Taip, iš tikrųjų tas individualumas ir tas požiūris susikoncentruotas į tą konkretų žmogų, nes iš tiesų, jeigu ateina žmogus su kažkokiais, ne profilaktika, bet su kažkokiais nusiskundimais, tai mūsų tikslas būna išsiaiškinti, kodėl būtent šitam žmogui šiuo gyvenimo laikotarpiu išsivystė šitie simptomai. Mes žiūrim šitą dalyką per visą istoriją. Tai ir esu girdėjęs, kad endobiogenika vadinama individualizuota medicina. Tai čia ir yra būtent apie tai, kad konkrečiai to žmogaus, kaip gražiai įvardinai, su kokiu iššūkiu atkeliavo, kas šiuo metu tai sąlygoja, ir įvertinant kontekstą per jo gyvenimo istoriją, kodėl galbūt
Tai šiandien pasireiškia ir šiandien tos hormonas išėjo į trasą kažką tai nuveikti. Ir aš tada noriu ir stabtelėti prie tų pagrindinių hormonų, nes išgirdom kortizolis, estrogenas, kas apskritai tokie pagrindiniai hormoninės sistemos stulpai, kurie reaguoja į maistą, į stresą, į gyvenimo kokybę, į fizinį aktyvumą. Kas ten vyksta mūsų moterų organizme? Iš esmės tai nėra turbūt nesvarbaus hormono. Ir bet kurio hormono atsiradus padidėjusiai funkcijai ar kažkokiam aktyvumo trūkumui, mes turėsim tam tikrų simptomų. Tai mes visada siekiam balansą, nes hormonai jie sąveikauja tarpusavį ir priklauso labai smarkiai viens nuo kito. Tai aišku, mes vis tiek toks tie stulpai, jo galima tikrai taip pasakyti, kad ir man netgi taip vaizdiškai atrodo stulpai. Tai yra 4 hormonų ašys. Tai yra kortikotropinė ašis, pradedant nuo pagumburis, hipofizė ir periferija antinksčiai, tada tai yra lytinė ašis, vėlgi pagumburis, hipofizė ir lytinės liaukos, tada mes turim skydliaukės ašį, pagumburis, hipofizė, skydliaukė, paraskydinės dar liaukos čia aišku šalia ir mes turim tokią vadinamą somatotropinę ašį, galima pasakyti augimo ašis, tai vėlgi eina pagumburis, hipofizė ir toliau jau mes čia kalbam apie kasos ir kepenų veiklą, tai čia kas irgi su mityba, su virškinimu susiję, nes, ta prasme, nepavalgai, energijos neturi. Ir vis girdžiu tokį truputį atsikartojantį motyvą, pagumburis tokį labai didelį vaidmenį vaidina, paskui jau einam toliau truputį į kitas sistemas, tai iš esmės pagumburis irgi daug sąlygoja mūsų, nes pagumburis aš iš psichologinės pusės žinau, kad ten emocijų daug irgi gyvena tame ir čia mes turim ir fiziologinius dalykus, kurie irgi stipriai siejasi su pagumburiu. Taip, visi šitie dalykai yra ypatingai susijęti, nes kartais tikrai mūsų emocinis krūvis, emocinis pasaulis duoda bereikalingą krūvį mūsų kūnui. Tikrai taip labai teisingai. Tai čia geras pastebėjimas. Ir nes ir gaunasi, kad ir emocinį valgymą galim tada truputėlį taip sąlygoti ir su fiziologija, ir su psichologija. Ir šiandien taip irgi visą rytą pas merginas virtuvėje yra užvirus diskusija apie tą savo kūno suvokimą. Tai reiškia, irgi kūno suvokimas irgi gali būti tas stresorius, kuris sąlygoja hormonų tam tikrą didesnį arba mažesnį išsiskyrimą. Tam tikra prasme taip, bet čia kalbant apie tai, kiek tas mūsų savęs suvokimas veikia mus kaip stresas. Ta prasme, kiek tai, koks tas dialogas pas mus viduje vyksta, ar mes čia save kaltinam, ar mes čia save bandom tai kažkokius rėmus įstumti, ar mes čia neigiam ir priešiname savo tai išvaizdai, savo funkcionavimui kažkokiam, tai tas yra labai tikrai svarbu ir tai gali veikti. Ir tai gali veikti, nes aš irgi dar taip truputėlį po to pagrįžtim prie to, bet norisi gal irgi taip padėti susikurti suvokimą, kad vis tik tai tas savo psichologinis vidinės būsenos suvokimas, tas kūno nepriėmimas, priešinimas, tas tam, kaip aš atrodo, norėjimas įtalpinti savai tam tikrą svorį, kas labai dažnai būna ir mes ten esam kažkaip užstrigę ties, kas ypač yra gimdžiusios moteris, tai labai dažnai prieš nėštuminį svorį labai nori sugrįžti ir labai nori būti jame. Aš turiu iš vis ten dar labai stipriai iškreiptą suvokimą, bet žodžiu, tas mūsų psichologinis momentas, jisai kelia organizmui stresą ir į tai kūnas reaguoja išskirdamas tam tikrus hormonus. Taip, nes iš esmės pas mus yra skirtingi streso šaltiniai. Tai mūsų, tik pažiūrėjus taip evoliucinė prasme, kaip mes vystėmės, koks buvo stresas, ta prasme, pabėgti nuo meškos, išgyventi šaltį, išgyventi badą. Tai šitai visi dalykai. Tai pirmas stresas buvo mums adaptuotis prie tokios išorinės aplinkos, kas vyksta, tai ir mūsų integracija į ciklus visatos, žiema, vasara, tai yra skirtingas funkcionavimas tam nežinau, grubiai šnekant, urviniam žmogui, tai buvo labai svarbu, ar dabar žiema bus ar vasara, ir hormonai veikia skirtingai, žiema, vasara. Tai yra ta adaptacija prie saulės ciklų. Mums reikia prisijaukinti tą aplinką, ką mes valgom, kokiu oru mes kvėpuojam, visa tai yra svarbu. Ir tada tas emocinis mūsų ir tai yra labai daug, tuo, ką reikia padaryti kūnui. Ir tas emocinis mūsų kartais pasaulis iš tikrųjų duoda tą nereikalingą krūvį dar papildomą ir smarkiai gali išderinti ilgainiui, toks kaip paskutinis lašas įlašintas į tą. Ir dar noriu irgi taip stabtelėti, kad
vien prisitaikymas prie besikeičiančios aplinkos jau kūnui yra didelis stresas, nes mes kažkaip labai esame įpratę bėgti per pasaulį ir mes irgi čia susitikom ir iš karto taip apie tą visą bėgimą. Ir taip irgi gal noris, nes aš iš savo kaip pusės žiūriu kažkaip žmonės, bet aš irgi vakar berods dalinausi, kai skauda raumenas fiziškai, kažkaip jiem yra gana lengva save sustabdyti ir nedaryti kitą dieną treniruotis. Bet tas psichologinė ta įtampa, kuri yra kiekvieną dieną su mumis dėl to, kad mums dabar atėjo ruduo, ilgesni vakarai, kažkiek pasikeitė maisto racionas ir taip toliau. Prie viso to kūnui lygiai taip pat reikia prisitaikyti ir tai kainuoja daug to, kaip aš sakau, vidinio resurso. Taip, tai Mhm. reikalaus energijos. Taip. Nes mes kažkaip vis pamirštam tą ir kas fiziškai kažkaip atskiriam, o kas emociškai sudėtingiau. Ir keliaujant dar prie vienos vietos, aš taip galvoju, kad galbūt reikės kažkada ateityje turėti atskirą pokalbį apie tai, bet šiandien taip norisi apie skydliaukę. Nes tai yra vieta, kurioje mes turim nemažai hormoninių dalykų, kuris stipriai reaguoja į mūsų hormoninę sistemą. Tai gal galėtum truputėlį pasidalinti, kas čia per organas, kaip jisai veikia ir po to vat, jau keliausim turbūt link pačios mitybos dalykų, nes ten irgi tai sąlygoja maistinės medžiagos, vėlgi tas pats stresas, kurį mes patiriam nedavalgydami arba persivalgydami, tai kas čia per daiktas